tą patį galiu pakartoti, skaudus pralaimėjimas. Šiek tiek skaudu, kad mes pirmoje pusėje nebuvom aktyvus, nebuvom fiziškai stiprus ir daug kur nusileidom. Tos, ypač atkovoti kamuoliai buvo pirmoje pusėje, atkovojo 9 kamuolius, man atrodo, mes 8 gynyboje, taip kad rodė mūsų nusiteikimą. Tai tokie išėjom apsimiegojo, gal antroje pusėje jau geriau, bet trečiam kėliny vėl, trečio kėlinio pradžioje tikrai padarėm visas baudas priešingai, ką turėjom padaryti. Prieš bonusą nesubaudavom arba subauduodavom 2+1, tai tokios dalykai, kur galėjom, manau, 6-8 taškus trečio kėlinio pradžioje nuimti. Tai dėl tų skaudų. Šiaip kovėmės, puolime, po to grįžom į rungtynes, bet gale neužteko jėgų. Žvelgiant į pozityvus, puikios Ąžuolo Tubelio rungtynės, 22 taškai, taip pat Mozės prisidėjo. Žvelgiant į Ąžuolą, kaip Ąžuolas tobulėja per treniruotės ir kaip tai matos per rungtynes? Aš visą laiką sakau, čia geriausiai kalba ne žodžiai, o jo skaičiai. Kaip jis žaidžia, ką jis žaidžia, kiek mums naudos duoda. Tai patys matot, kiek jis kokius taškus renka ir kokius atkovotus kamuolius ir kiek jis gynyboje. Jis gal toks vienas pastoviausių man iš mūsų didelių žmonių tiek gynyboje, tiek viską pasako, kaip pirmas sezonas tikrai jis atrodo solidžiai. Kalbant apie tą nusiteikimą, kas atrodo, kad komandai numuša į rungtynių pradžioje? Ar turit kažkokį paaiškinimą, ar matėt kažkokių priežasčių tam? Nelabai, gal aišku, vėl tą pasyvę gynybą bandėm tikrai su 2 nemetančiais, tas pats buvo ir su HPL-u, gal tas, bet vis tiek daug buvo tų momentų, kur atrodo tik tai to užsivedimo, žaidimo 100% trūko, nes tokie atrodo, pažiūrėsim, kaip visą laiką sakom, atėjom pasižiūrėti, kaip bus ir po to tik tai žaisim, reikia nuo pat pradžio Eurolygoje žaisti, tai toksai truputį skaudus yra momentas. Antroje pusėje sugrįžo rungtynės su 2 aukštaugiais, kai ir Mozės davė savo atkarpą, tada Tubelis. Kas tada taip pasikeitė, kad jau galop įvedėt į vidų tą kamuolį ir jie užsibaiginėjo? Vėlgi, su beveik 3 gynėjais daug žaidėm. Valonė neturi tų didelių dabar traumuotų žmonių yra, taip kad ten tikrai didelė persvara. Pradžioj bandėm žaisti, nepavyko, per kitus žmonės bandėm ten nugarą žaisti, kažkaip nesigavo mums, kur turėjom, atrodo, lyg tai persvarą. Bet tikrai su visai kitokiu nusiteikimą antrą pusę žaidėm tikrai ir tada neturėjom taip žaisti nuo pat pradžių. Kas gynyba taip neveikia, atrodo, Vildoza ten 5 kartus praėjo, taip visiškai vienas laisvas prieš krepšį, tam greitam puolime, kur tik atrodo vienas žmogui įveikė ir jau jisai vienas prieš krepšį. Taip, neatsirinkom greitam puolime, ypač kartais ten bėgom prie tritaškių vietoj to, kad dengtų vis tiek geriau jau jeigu meta tritaškį negu iš po krepšio. Taip pat tokių vėl tos pražangos, kur mes galim padaryti, arba mes padavom metimo metu tritaškį baudojam, arba kaip minėjau, 2+1 tokias. Tai norėtųsi dar kelis taškus tikrai galim čia nuimti, lyg tai bandom daryti, bet ne visai ką gaunasi. Rungtynių pabaiga tikrai chaotiška ir beprotiška, to pačiu daug labai įvykių. Kaip suprantu, užpildėt protestą dėl kokių motyvų? Taip, kad buvo du žmonės papildomi, mes bėgom greitą po ataką, du tie, kurie valo aikštę su baltom aprangom. Aš net vienu momentu galvoju, kad mes turim pasuoti kamuolį į priekį, žiūriu, kad tie žmonės su šluota vaikšto, taip kad ten ne mūsų, atrodė, kad ten gal mūsų žaidėjai, taip kad manau, kad teisėjai turėjo stabdyti puolimą, bet aišku, jie sakė, kad čia taip visą laiką taip būna ir čia nieko nereikia. Dėl to, kad gaila, kad tikrai visai kad chaotiška, tik tai, kad tos ramybės pritruko puolime, tikrai galėjom į kitą pusę nuspręsti, kartais perskubėjom. Atrodo ir chaotiškas buvo tas protesto patikimas, iš vienos pusės bandot prieiti prie kompiuterio atsistoti vėl. Aš kiek mačiau, tai jau visą laiką rašydavo atsistoja, dabar liepia rašyti ant tos, spausdinti, tai nežinau, gal rašo, pabijo, kad nesupras. Kaip buvo, kaip sakė, taip padarė, pažiūrėsim, bet aišku, tikrai nieko smarkiai čia nesitikė. Duos kažką ant žurnalistas protestas ar čia? Aš nieko nežinau, bet šiaip, kad tas įtakos turėjo, aš manau, kad įtakos turėjo, nes liko minutė laiko, tikrai bėgom greitai, žaidėm prieš 7 žmonės, gavosi tą ataką tokia, taip kad tuo labiau, kad jie su baltom aprangom buvo, tai man toks truputį. Aš žinau, bet vėlgi, čia ne man spręs, išanalizuos, daug turbūt nesitikim iš to. Čia turbūt kažką tai nuobaudas kažkas gali, Nieko nežinau tokių momentų, tik žinau, kad visą laiką mums mokina, kad jeigu kas neaišku, iš karto turi tokias situacijas fiksuoti, nes po to jau nieko nebus. Taip, kad tą padarėm pagal protokolą, pagal taisyklės. Ko pritrūkdavo tokiais momentais, atrodo, Tubelio perdavimas Francisko į nugarą, tada ir Madaločius tada kamuolys norėjo Mozės Ibraitui. Ko tokiais momentais, atrodo, pasigęsta šalto proto, gal šiek tiek net antroje pusėje irgi mes pradėjom ten truputį pralošinėdami, mes tokį pradėjom po vieną spręs, daug laiko dar liko, ten 10.8 ir mes pradedam po vieną spręs. Tikrai bandėm nuraminti, kad turim žaisti kantriai grįžti rungtynes, čia dar nėra tas momentas, kad tenais 3 minutės ir 10 taškų, taip kad
Tas pats ir čia, gal šiek tiek to šalto proto, gal įtampa, nu, tai čia vėlgi sportas, tai vieną kartą tu sužaisi, kitą kartą tau išteis kamuolys, tai čia tas sporto grožis ir yra. Buvo pakeli nuotaika po pergalės Tel Avive prieš lyderius, bet čia kur tašką, kur būtų net gal kažkiek ir favoritai ir tai apylygiai yra esat su varžovais, vis pritrūksta. Kaip galima paaiškinti tos kalnelius aukštyn žemyn? Nežinau, čia vėlgi čia sportas, tikrai gerai žaidė ir su gynėmės, man atrodo, po to jau paskutinės 15 minučių tikrai padoriai ir tuos sunkių kelių metimų įmetė 50 kamuolių, tikrai neatsikovom dar tokie, nu, kur aišku, čia jie pas save namuose žaidžia su didesnė energija, taip kad tokių momentų ir pritrūksta. Nu, čia net kol kas negaliu to paaiškinti, kaip tai kitos komandos irgi pralaimė. Taip, čia. Norim laimėti, visi norim laimėti, žaidėjai, treneriai, visi nori, kartais išeina, taip, tai čia sportas. Ardas negalavo, kiek ten rimta ir kiek gal... Nežinau, šiandien daktarai, tai vėlgi žiūrėsim, diena iš dienos, kaip jo sveikata, tikrai paskutinę naktį blogai jautėsi, taip kad negalėjo šiandien žaisti.